Praėjusios savaitės penktadienį lapkričio 15 dieną Telšių arenoje vyko neeilinis renginys. Pirmą kartą šiokioje erdvėje buvo organizuotas jau 31 kartą vykstantis Telšių rajono ūkininkų sąjungos organizuojamas renginys Metų ūkis 2024. Jo metu pagerbiami ir apdovanojami Telšių rajono ūkininkai per pastaruosius metus pasiekę geriausių ūkininkavimo rezultatų. Keletą mėnesių iki renginio specialiai sudaryta komisija lankėsi ūkiuose ir Metų ūkio renginiui nominavo 5 ūkius. Tarp geriausių ir progresyviausių – Karolio ir Vaivos Arlauskių ūkis. Pradžioj irgi tas buvo, parašiau jauno ūkininko tą projektą, tai ir įsigijau. Pirmas buvo 25 limuzinų telyčios ir bulius. Pirmą bandą. Paskui iš tėvuko dar papildomai irgi, kokį 20 buvo mėsinių karvių su prieaugliu. Ir žemės apie kokį 70 hektarų išsinuomavau. Čia buvo ta pati pradžia pirmiausia. Dabar 100 hektarų deklaruoju. Kartu su tėvuku apie 150 dirbam. Ingrida Šeršniuvienė ir jos šeimos Laumžirgių slėnis. Tiek aš, tiek vyras augom šeimose, kur visada būdavo arklių. Ir jautėm tą tokią praeities, vaikystės tą tokią trauką arkliams. Ir su vyru įsigijom 2 arklius. Visi tie savaitgaliai prie tų arklių pajautėm, kad su jais yra gera. Gerą emociją, gerą jausmą, tai ir sakom, jeigu gera mums, padarykim, kad būtų gera ir kitiem. Tai va įsigijom 2 sesės, Jorį ir Jarą, su jom atėjo dovanų ožys. Tada pradėjo po truputėlį plėstis ir alpakų, ir dekoratyviniai ožiukai, poniai, triušiai. Taip atsirado mūsų visai nemažas ūkis. Metų ūkių 2024 pretendavo tapti ir Petro Šiaulio ekologinis ūkis. Ūkį kūriau nuo 98 metų, nuo kelių hektarų tėva padovanoja. Paskiau po biškį, plėtėm. Ir išaugom iki 500 šiai dieną. Auginam avižas, rugiai, žirniai, grikiai, kviečiai. Nepastebėti neliko ir ūkininkai Skiočiai. Jų ūkis jau keletą metų iš eilės dalyvauja geriausių metų ūkio rinkimuose. Tai aš tik tai gerai atsimenu, kad 95 metais, susikūrė ūkis, o 2006 metais, kai dar rašėm pirmą projektą, gerai atsimenu, buvo gal jau kažkas 250 gal hektarų kažkas žemės. Kažkaip taip vidutiniškai, tai jau buvom irgi kažkiek pasiplėtę. Aš kaip vyriausias sūnus grįžau pirms į ūkį, paskui brolis baigė mokslus irgi grįžo į ūkį. Tai tap mes dabar yra didelis šeimos ūkis ir visi turim ką veikti. O šiandien mes jau esam užaugę iki tiek, kad dirbam virš 800 hektarų žemės. Šių metų favoritai ir vienas iš pagrindinių ūkių, pretenduojantis užimti aukščiausias pozicijas, buvo Paliekų ūkis. Ferma 260 vietų pastatyta, paskiau įrengta automatinį šėriams, pastatyti dabar pradžiai 2 robotai, su perspektyva dar 2. Tai kai bus pilna, bus 4 robotą, peino šalitaus 12 tonų, ventiliacija sudėta karvėm, kad būtų vasarą, skreperė sudėti, žodžiu, viskas, kas naujoviškiausia ir tuo momentu buvo patys visi naujausi, nieko geriau neapgalėjai. Žiūrovams ir dalyviams buvo specialiai ta proga parodyti 5 sukurti trumpametražiai filmukai apie minėtus ūkius. Komisijai teko nelengva užduotis – išrinkti 3 geriausius. Ypatingai jaukiai suprojektuotoje šventės erdvėje rinkosi ne tik minėtų ūkių šeimininkai ir jų draugai, bet ir didžioji dalis Telšių rajone ūkininkaujančių žmonių, valdžios atstovai, ūkininkus aptarnaujančių įmonių atstovai, rėmėjai, kiti garbūs svečiai bei vietos žiniasklaida. Aš manau, kad šiandien pati geriausia galimybė yra mums sunkiai dirbantiems žemdirbiam susėsti prie tų apvalių stalų ir pagaliau švęsti.
Aš didžiuojuosi iš tikrųjų jūsų vienybę, kurią jūs įrodėt nuo praeitų metų prie nemokamo pieno akcijos, prie mėšlo iššūkio akcijos ir žinoma sausio 8 prie laužų susitikę šalom, deginom tuos laužus, tikėjomės, kad išgirs, toliau keliavom visgi į Vilnių, į sostinę, kas su traktoriais, kas autobusais, kas savo automobiliais. Tai visgi aš tikrai man garbė būtų būti sąjungos pirmininkė, kada turi tokią didžiulę vieningą bendruomenę. Renginio metu skambėjo daugybė sveikinimo kalbų, bet žinoma visų laukiamiausias ir svarbiausias momentas – nominacijos. Tad susumavus visus rezultatus paaiškėjo. 3 vietą Telšių metų ūkio rinkimuose laimėjo Petras Šiaulys ir jo ekologinis ūkis. Antros vietos laimėtojai – ūkininkai Skiočiai. Metų ūkis 2024 pirmos vietos nugalėtojai – ūkininkų Paliekų ūkis. Ūkininkai prasitarė. Atostogų jie neturi. Pavasarį sėja, vasarą prižiūri, rudenį ima derlių, žiemą techniką remontuoja ir ruošiasi naujam sezonui. O jei dar gyvulių ūkis, apie atostogas visiškai gali pamiršti. Tad tokios šventės kaip ši visų ypatingai laukiamos. Tai diena, kuomet gali pabėgti nuo kasdienių rūpesčių, pabendrauti su kolegomis, draugais, aptarti naujoves, kitų metų ūkininkavimo tendencijas, atsipalaiduoti. Šiais metais smagu būti su geriausiais, tarp geriausių. Šiemet Skiočiai antroje vietoje. Smagu, džiaugiasi visa šeima. Linkėjimai visiems ūkininkams. Dalyvaukit konkursuose. Siekit rezultato geriausio. Metų renginyje dalyvavo daugiau nei 200 dalyvių. Jiems tą vakarą buvo paruošta ypatinga programa, kurios metu scenoje pasirodė choreografės Inos Levickienės auklėtiniai. Saksofono garsus dovanojo Martynas Miliauskas, vakarą vedė aktorius Vaidas Praspaliauskas. Aplodismentais ir ovacijomis pasitikite šių metų ūkio ugnį! O vakaro vienimi tapo grupė Žemaitukai, kuri nuo pirmųjų akordų užbūrė publiką.